bet jeigu žiūrint į visumą, pavyzdžiui, visą Lietuvą kaip valstybę, tai šiandien mums sunku būtų rasti šeimą, kurie atvirai paskelbtų ir pripažintų, kad mūsų švietimo sistema yra pasigėrėtina ir kad čia reikia džiaugtis ir kad mes esam pavyzdys. Mes neberastumėm nei vienos šeimos, kuri tai deklaruotų. Vadinasi, mes nusiritome į kažkokias lankas ir tokiu atveju kyla klausimas dėl ko. Tai čia yra sisteminės ir vadybos esminės klaidos, todėl kad žiūrint į mokyklas, kurių turime Lietuvoje 900, tai tarp jų yra nuostabių mokyklų ir jos veikia tiesiog kaip vakaruose labai gerai ir pažangiai, bet jos nekreipia dėmesio į centrinės valdžios sprendimus, jos pačios nusprendė, kaip jos turi funkcionuoti, kaip siekia kokybės ir jos pasiekia mikrolygmenį labai aukšto lygmens.